Sveiki, labą dieną. Čia yra... yra. Nu, dėdos, ne ausinius. Oi, čia bus įdomu. Tai aš kaip ir galiu jau čia... Play? Bliava. Lenkia, ne? Oi, diduma, eik tu metu. Oh my god. Lenkia, ne? Aha. Oh my Neįmanoma God. nesijuoti ant šito video, jau užtenka pirmo. Ir iš karto, viskas. Iš karto nostalgija kiekviena ir... Bet tiesiog pats pirmas klipas yra pataikytas toks, kurį aš pats naudojau viename iš savo vaizdo įrašų. Tai buvo vaizdo įrašas apie loterijas, apie tokią loterijų apgaulę. Šitas klipas ėjo per visas klases, per visas mokyklas ir jo, buvo žiaurus trendas. Kai šitie pirmi išėjo, tai aš net neturėjau interneto, aš tai po draugą ateidavau pažiūrėti šitų. Žinojau apie tą video, kad yra toks, bet nebuvau niekad matęs, kai didumo. Dabar pagaliau supratau reference, kai sakydavo man draugė. Nu, priešingai sakydavo. Nereikia, nejung. Parodė tą savo aparatą. O matai, ką rodo? Bliuot. Nu, pasukinė kamera. Matai, kaip rodo paveiksliukas. Bliuot. O koks čia yra? Sony. Sony, matau. Baigsi tu nors į kitą univerą ar ne? Aš kaip pabaigsiu. Bliat vargu, man atrodo. Žiūrėk, Šito net nematęs. Benaitis, balek nerimti, čia jūs visi nahui. Iš tikrųjų labai nereikėjo daug stengtis, kad tipo, būtų populiarus video. Ta prasme, atrodo, bet ką gali išleisti ir nueis labai. To tai, blemba, irgi nebuvau matęs, atrodo, kaip Super Mario kažką mokyt, bet aš kaip supratau, ten kažkoks ūkvedys ar dėstytojas. Čia VVTU? Aišku. Kai įdomu, ar tas vyras dar dirba, ar ilgai dirbo. Jau čia... Aš esu girdėjęs frazę Benaitis, man atrodo, ją man yra sakęs mano buvęs Western Uniono vadovas Gintaras. Ir jis turbūt referavo į šitą vaizdo įrašą, nes aš tiesiog paminu tą Benaitis pasakymą, bet aš niekada nesu matęs šito klipą. O, šitą žinau. Čia klasika. Nu, šitas legenda. Nu, čia, aišku, yra absoliuti lietuviška klasika ir turbūt tiesiog šiaip vienas populiariausias, jeigu ne pats populiariausias vaizdo įrašas, kuris bent kelias kartas sujungia į vieną ir šitą žino ir mano mama, ir aš, ir mano brolis, kuriam 16, tai čia toks lietuviško interneto ikona. Tuo metu man labai juokinga buvo, dabar ne. Man atrodo, to bičo, kur šoko ant ledo, kažkada važiavo ieškoti Jankus. Tai šiaip įdomu, kaip jam baigęs. Ir kažką pasiekė gyvenime. Čia jau pasiekė į politiką gal ne. Ir gyventi ilgai, Šitas geras. gerai. O, šitas geras. Kažkurio metu šitas klipas labai užkniso, nes tiesiog kai jeigu kažkieno gimtadienis, siunti šitą klipą, buvo default. Aš jo nežinojau iki kiemo draugų, man kiemo draugai per kažkurį epizodą tik tais parodė, man jis nekelia nostalgijos, bet aš tiesiog antrą kartą jį tik dabar matau. Jo, ir kas yra, kad ant tiek mažai buvo turinio, kad nebuvo ką žiūrėti juokingo apskritai internete. Aš angliškai nemokėjau, nieks nemokėjo angliškai, tai visi žiūrėjo tik lietuviškus video ir man trūko labai ir mes žiūrėjom tiesiog tos pačios vis iš naujo. Ir tiesiog kur, kaip serialą kokį, kur jau matėm, bet net nesijuokėm, bet tiesiog žiūri. Šitų prisimenu, man atrodo, dar diskį turėjau video, kai būdavo YouTube'as dar netrendino ir visi diskuose turėdavo klipukai su markeriu užrašyti, tai šitas buvo Andrelį sveikinu. Šitas bičias atrodo kaip moksliukas, bet chemijos nesimokė, nežino kaip etanolis veikia. Bet juokingas, man patiko šitas video, pilnas ypač patinka. O kur jūsų rūbai? Dievai rūbų nešioja. Adresas koks Vilniuje gyvenate? Ruošiausi ir šitą video žiūrėjau labai geras. 3,5 minus, plus minus, okei.
miliardus, mūris, nūrus, ektus, ikturus, antus piktus agus, alekurus myrus, alsiktus moris, santūrus myrus vietų. O kaip jūsų pavardė bus? Mano? Taip. Don Antonio de Subotinį. Klasika, bet aš tik galvoju, kokiam kontekste jis būdavo naudojamas kaip memas. Man atrodo, po egzaminų yra labai populiaru matyti šitą vaizdo įrašą vėl išplaukiantį į interneto, nežinau, paviršių, nes, vėlgi čia turbūt galima referuoti. Į tos nesąmonės, kurias kalbėjo pagrindinis personažas, galima turbūt referuoti kažkokias, tai nežinau, gal ten matematinės lygtis ar dar kažką, bet tai nepamenu kontekstą, bet dar tas dievai nedėvi rūbų, ar kaip jis ten pasakė, irgi yra toks pakankamai populiarus referencas, jeigu, nežinau, dalyvai kažkam vakarėlėje ir, nežinau, padauginai alkoholio, gal šiek tiek išsirengiai, tai va tada šitas klipas irgi gali jūs išgelbėti. Čia, neklystu, farai buvo, per farus rodydavo, tai jo, šitą irgi atsimenu, kaip jisai ten už tų grotų atsirado, tai aš neįsivaizduoju. Matematikas. Jis man rodos, mano astrofizikos dėstytojas buvo paskui. Aš esu fiziką baigęs. Su manim kažkas yra, kad aš labai daug senų video, pavyzdžiui, ar iš Faro, iš dar kažkur, aš pasirodo net nežinau. Ir man, pavyzdžiui, Saulės dievą parodė, man atrodo, Kristoforas arba Laura Dragūnaitė, kai mes važiavom į turą, tai čia irgi buvo gal pusmetis prieš. Tai aš su dauguma video pasirodo tik tais neseniai esu susipažinęs. Net nereikia komentuoti video. Kur yra rojus? Dangui. Ten kur debesis? Taip. O toli nuo žemės tas rojus? To nemačiau. Pusantrą metrą, kilometrą, kaip ten. Nebuvau matęs šito klipo niekada, bet visai neblogas pamąstymas. Aš taip galvoju, kad čia kalbėjo Plungės merus. Aš dabar kažkiek pasistengsiu klipų pažiūrėti, nes juokas. Tipo rimtas pabūs. Esu Vitalijus, man 20. Mėgstu pačiešinti panas, jeigu pana esi, bent pabazarinti. Nu ką mažytė, tuoj padainuosi. Kukareku. Grinai aš čia. Va šitas laidas aš žiūrėdavau labai ir kažkada norėjau dalyvauti. Tuo metu, kai jie vyko, tai aišku buvo nerealu jo žiūrėti, bet kai sužinojo, kad jie visi yra surežisuoti, tai kažkaip tas žavesys pradingo, nes tai, ką jie čia sako, gali būti jiem ir pasufleruota. Nežinau, ar būdavo kitose šalyse, kažkas būdavo panašaus, ten visokie Love Island ir panašiai, bet kitas yra iš užsienio paimtas, bet Lietuvoje kas dėjęs, tai juokingumo. Kiekvieno laidą yra. Ar šis kūrinys yra susijęs su kalėjimo žargonu? Dabar galvoju, dar nesusipažinau, o ką jūs turėjote omeny? Nedu gaidelėm. Jankevičius, žanro klasika ir Valinskas. Ir čia buvo tasai išklausimėlio vedėjas, man atrodo, tai su Valinsku teko bendrauti šitą vasarą, tai maladėt, patinka. Jeigu nedarytų auksinių svogūnų būtų. Pirmą kartą matau šitą klipą, pirmą kartą matau šią interakciją tarp Valinskio ir Jankevičiaus. O Jėzus, tik dabar supratau. Blondinė. Aš nieko negeriau, darbe biškai truputį išgeriau ir važiavau namo. Na ir techninį vyną išgeriau, 2 stiklinėles mažiutės tokias. Ir techninėles vienus šarkelai, daugiau nieko. Žinojau. Turbūt kol kas geriausias klipas, kurį atsimenu. Žinai ką, aš nepažįstu tų draugų. Bet mes esame su draugais ginčiais, ar čia moteris ar vyras. Nes aš visai galvoju, kad moteris. O kas čia, gal jūs žinot, kas yra tas Biržas? Šitas Jezukas yra iš Biržų. Esu matęs gyvai. Teko matyti, kai mūsų rajone jisai prižiūrėjo lentpjūvį ir užsidegė tą lentpjūvį. Ir mes barėm žiūrėti, nes rajone gaisras, tai čia visi suvaro žiūrėti su dvirkais, ten, su kuo turi. Ir jisai lakstė po gatvį. O tokį pat balsą buvo labai, buvo juokinga iš šio, nebuvo juokinga, kad lentpjūvė degė. Ir dar linksmų istorijų, jisai
Jisai draugavo kažkurį laiką su mano babu ir jie kartu buvo, bet paskui mirė jisai. Šitas irgi visiškai lietuviško interneto ir medijos klasika, bet tiesiog kaip pagalvoju, va dabar čia yra užrašyti metai. Ant kiek dar gyvas yra šitas pasakymas, aš nepažįstu tų draugų. Kas šieną ravi, ko tu mosuoji rankom? Kas šieną ravi, bliatstva tu! Šieną, kas ravi šieną, tu man parodi, kas ravi šieną! Kas šieną ravi? Kura! Šitą su Manto nesiniai žiūrėjom, nes aš kažką ten paprašiau Manto savo vyro iš buities padaryti, jis sako, ne. Bet dviračio šou, kokia buvo ikoniška laida. Ta prasme, kai aš augau, man atrodo, nuo kokių, nežinau, gal 7 iki 12. Bet čia ragai, čia ne dviračio. Šičia ragai, šičia? Jo, čia Ramanas. Pavyzdžiui, šitas man klipas visiškai nejuokingas. Buvo, bent jau tada, dabar gal kažkokį įsivaizduoju, kaip gal nostalgija užklumpa, bet tada aš taip žiūrėdavau, visi irgi trendino, visi siuntinėjo, bet manęs kažkaip neužkabino. Bet nei šitas bairis nebuvo niekada juokingas ir dar plus pagrindinis aktorius atliekantis šitą, nežinau, pagrindinis šį personažą vaidinantis Nakas čia, man atrodo, dabar yra tiesiog labai populiarus antivalstybininkas pas mus Lietuvoje, tai man toks. Norėčiau gauti visus ragų laidus pilnas kažkur įrašus, nes šito ieškau pilną prieš porą mėnesių, šiaip norėjau pažiūrėti klasikos ir kažkaip nėra YouTube normaliai rasti. Ragai yra Lietuvos humoro Everestas, ypač kai mašinas sprogdindavo. Daug man bambalių, su Margarita sustaikės jų. Kažkaip vienu metu buvo labai išpopuliarėjęs internete tas žanras Misheard Lyrics vadinasi. Tai, žodžiu, paleidžiama yra originali daina ir apačioje yra rašomi titrai. Vienas bičas, kuris irgi dabar komedija yra, toks Evaldas Karosas. Jis dabar išvykęs į Angliją stand-upint ir jis su broliu, man atrodo, sukūrė šitą visą dalyką. Čia Dragon Ball, tai galbūt, ne, jau YouTube'ai diskį neturėjau to video, bet juokdavomės. Man atrodo, 2 versijos dar yra. Ta prasme, drakonų kova, taigi iš mokyklos bėgdavau dėl drakonų kovos. Aš visus sezonus kokius 3 kartus esu pražiūrėjęs. Man drakonų kova tai numeris 1 iš vis. Wow. Jeigu man sakytų rinkis, Kazlas irgi ikoniškas. Opelį ar dviratį, tai jau tikrai jau geriau imčiau Opelį. Už dyką tai aš paimčiau nenoram, taip spardydamasis, sakyčiau, jau duok tą Opelį, jeigu neturi kur kišti. Mes su Mantu važinėjom su Opeliu. Tas pats dėdė man labai daug rodydavo irgi Kazlo bairių ir vienas geriausių jo bairių, aišku, yra tas bitas su krepšiniu ir ten, kur Kavarsko Kupiškis prieš Kupiškio Kavarską, man atrodo, žaidė ten su mėgstais kamuoliais. Kažkokia tokia nesąmonė pamenu. Jau praeitą kartą sakiau, kad Kazlas ištrinė visus laidus, tai biškai gaila. Nes atsimenu, mažai žiūrėdavau, bet taip ryškiai neatsimenu visų siužetų. Bet būdavo juokinga, ypač tėvam būdavo. Nežinau, ar man juokinga būdavo, bet įdomu būtų pažiūrėti. Bravo, šiaip ant kiek, tipo, tas humoras. Nu, tipo, labai nedaug video iš tikrųjų išlaikėt laiko išbandymą, tipo, jeigu kalbam apie juokingumą. Nu, bent jau man asmeniškai, aš nežinau, aš nemanau, kad mano, tipo, taip atsisėstų čia ir juoktus, tipo, labai iš tų... Ten Šiurtauskas, kaip jis palako? Šiurtauskas buvo, aš biškai noriu net atsisukti. Buvęs Kauno meras, fantastika. Žmogus gerdavo, gyvendavo, nebegeria ir mirė, tai darykite išvadas. Ar į Kuršėnus važiuojat kas nors? Kas dar į Kuršėnus? Nežinau šitos reklamos. Esu girdėjęs tą frazę, kas dar į Kuršėnus važiuojat, bet niekada nežinau, į ką jin referuoja ir aš kaip suprantu, čia šitą klipą reikėtų kaltinti dėl to. Tai pirmą kartą jį matau. Čia kur visi esat saugus su manim tikriausiai. Ir 3, ir 4, o dabar koja. Nes aš jūs saugau! Karatistas. Saugau! Ačiū, tai jis nesveiko.
aišku, jeigu kur nors už baliavą ir esi kompanijoje su bičiais, tai kas nors būtinai išsitraukdavo šitą kortą. O šitas video, tai mes kai studijavom aktorinę akademijoje, tai mes tokius pačius dalykus darėm ir manau, kad visi manė, kad mes va tokie va, ten troleibuse susimastydavom tokių dalykų, kurį mūsų žiūrėdavo žmonės ir pakraupę žiūrėdavo į mus, tai aš manyčiau, kad čia gali būti koks ir aktoriukas. Atrodo, lietuviški pusiau džekesais režisuoti, tai keista, kad jis nėra tiek žinomas, nes labai geras video. Labai daug gatvės humoro, kas man patinka. Gal net dabar taip nebedaro drąsiai. Na, bet ką mes matome? Jį ir vėl traukia prie žemės. Taip, aš neatsilikau, griūva. Esu matęs šitą klipą, neturiu ką pakomentuoti. Padariau tarp važiuovų landą. Juodaodį aš abėjau. What? Sorry, aš šitą turiu atsisukti. Ar ten Adomaitis sakė, juodaodį aš apėjau? Aš šiaip buvau labai didelis Žalgirio fanas ten mažiukas, tai man tie visi irgi su kašiu dainos visokios. Iš kokio čia konteksto? Pirmą kartą matau tokį dalyką. Ir Adomaičio atrodo, kad yra 19. Šiaip dar palyginus politkorektiškai nesakė juodaodį, galėjo sakyti kitaip. Linksmi kašiorai būdavo dabar, tai kai pradėjo eiti į politiką tas Babrauskas, tai ten jau nėra taip linksmų, bet čia va dar linksmai pasirodydavo, padainuodavo. Jinai pavydi mano traktoriui. Žmona pavydi traktoriui. Taip, nes aš myliu jį. Aš gimiau traktoriui ir aš užaugau traktoriui. Žmona pavydi traktoriui. Aš gimiau traktoriui. Šitą žiauriai geras buvo. Čia atrodo kaip vaidybinis, bet dar būtų klausimas, ar vaidybinis. Irgi klasika kaimo. Pas mus ir vėl reklaminė pauzė. Taip, bet žinokite, ta reklaminė pauzė bus labai smagi, nes mūsų laukia toksai sveikas užkandis, kuris naikina visas šalia esančias bakterijas ir kurios yra viduje bakterijas taip pat žinoma naikina. Tai mums reikės šviežios duonelės iš Lidl. Mums reikės česnako, aš manau, kad jūs jau numanot, kas tai bus, ir sviesto. Na ką, griebkime peilį ir pjaukime šį duonos šmotą. Pjaunu kamputį. Reikėtų viską pjaustyti kuo ploniau. Štai. Labai gerai. Sviestą taip pat tepkime labai plonų sluoksnių. Va tokiu va. Nes tada labai paprasta skoniai atsiskleisti jūsų burnoje. Tai va, štai, sviestas. Ir dabar mums reikia česnako. Nulupu. Pjaustame česnaką irgi kuo ploniau. Jau kai pavyks, tai pavyks, bet patartina kuo ploniau. Grakščiai barstame česnaką ant duonos. Ir ragaujam. Kokius 500, o tai iš medžiai iš. Oi, kieša. 500. Kieša amžinatilsį. O šitas geras, šitą žiūrėdavom. Mokyklos laikais labai. Galvos operacija, viską čia. Amžinatilsis Kieša. O, Kieša. Vienu metu Kieša irgi baisiai trendino, tai visi klipai peržiūrėti YouTube buvo. Ir man atrodo, kažkoks vaikas ar kaimynas jį visada filmuodavo ir dėdavo į YouTube'as. Tai jo, visi klipai Kiešas buvo pražiūrėti. Gaila su Kieša neturi istorijų, nes labiau žinoms už Jezuką. Tai Kieša. Nedraugau savo mačiutį. Tai... Eikit. Sakau, nelyskit prie manęs. Nu čia dėl to, kad matosi jis labai jaunas. Jis daug ramesnis dabar viskas jau. Aš nesupratau Kučinsko niekad kaip konceptą, ar čia ir personažas, ar realus asmuo. Tai personažas maladėtų. Sandra! Ojojojojojojoj! Čia
Čia bairis, kad aš pusės klipų esu nematęs. Patinka man tas toks, kaip čia pasakyti, turbūt buiteko atmosfera. Bent jau humoriai yra, kad jeigu mini vardą kažkokį panos, tai Sandra sakai, automatiškai. Nu, kaip tam video, taip ir gaunu Sandra. Turiu vieną žmoną, ištikimas jai labai ir gyvenu su ją vienam kambarį ir tikiuosi, kad aš laimę turiu su ją. Nu ir nepraleidžiu jos, bet ji labai invalidė yra. Pirmą kartą matau šitą klipą, nuostabu. Va čia nepolitkorektiškai pasakė, bet ką žinau, čia kai būna šeimoje viens kitą Bobą ir senį vadina, tai čia gal invalidą vadina. Jeigu jie taip sutarė, jeigu jiem gerai, gal geriau negu daržovė vadina. Eitų daržovė. Nors gal daržovė toks mažybinis. Planas yra toks. Pauliau, eik valgyt. Pauliau, eik valgyt. Gal aš bandau užvaldyti pasaulį? Ką? Mes sukelsim žemės drebėjimą Japonijoje. Aš tavo antrą kartą nekartuosiu. Panaudodami branduolinę bombą. Pasaulį. Ir sukelsim milžinišką. Geras, aš ta prasme, aš pabaigos nematęs, aš tik tais bandau užvaldyti pasaulį ir viskas baigdavosi. Sukelsim žemės drebėjimą, bet fejerverkų nesugebėjau pasidaryti. Nu labai geras video, man labai patiko. Štai levas, vytokas ir krūmas razinų, ten klėtis, kur Olga kuteno. Pirmą kartą mačiau šitą klipą? Slopis Rambinas, man atrodo, buvo personažai, nes tie bičiai legit yra normalus, bet labai gerus personažus padarė. Kaip tais laikais reklamai, man tai, kur tipo žiūrėdai, atrodo, ten taip jie yra, bet po laiko, kai saugai paaiškėjo, kad buvo personažai. Gal kažkiek sužlugdė vaikystį, bet smagu, kad jie taip sugebėjo suvaidinti. Atsimenu, kai bėgdavo, jie ten nukrisdavo dainuojant. Mažai šansų, kad baigęs orlaivių pilotavimą, tu pilotuosi orlaivį. Greičiausiai dirbsi pardavimų vadybininku arba projektų vadovu. Tadas Vidmantas. Vidmantas yra Vidmantas, ką čia pasakys. Iš gerosios pusės. Ой, Гандрюка, kur, блядь, ну kur tai, я твою мать, пизда, блядь, курва! Блядь, ой, ёб твою mать! Šitą klipą paskutinį kartą žiūrėjau prieš kokias 2 savaitės, nes kai važiavau, prieš kokias 3 savaitės, nes kai važiavau į Mažeikius, tai kažkur vidury kelio tiesiog stovėjo gandras. Taip, vidury kelio, bet dar labiau į mano juostą ir jis tiesiog stovėjo ir jam visiškai absoliučiai buvo nusišikt. Čia kaip nupasakot situaciją, nenaudoja nei vieno normalaus žodžio. Kažkas buvo labai panašiai gandras išbėgęs kažkada kelią ir galvoju, blem, kaip būtų gerai turėti daškemų. Ir neturėjau. Bet jau čia nebūčiau sugebėjęs surėkti, nes, kad bandai išvengti, ne gandriukai. Mono garsas tik ant vienos važinės. Žavu, kad šis gabalas irgi yra apjungęs turbūt kokias bent 3 kartas, nes dar iki dabar Žvagulio prašo, kad dainuotų šitą gabalą visi ir bet kas. Žiliūnas Žvagulis, savo atėjo. Žvagulis savo prime time, kai viską darydavo ir judesius ir dainuodavo, paskui jau priaugo svarą, gal nuo šakočių valgymą. Bet jaučiu visiems Žilvinam taip lemtų su svarį priaugti. Ай, tu nahui, блядь! Kurva, nahui, kokia begelė! Ai, tu nahui, kurva, блядь! Pirmą kartą mačiau šitą klipą, prisipažinsiu, pirmą kartą. Ir labai keista, nes vėlgi ypatingai paskutinių prezidento rinkimų metu, įtariu, kad jis buvo galima jį panaudoti. Tiksliau, aš bent jau matau, kaip aš jį būčiau panaudojęs, bet... Būtų juokinga, jeigu būtų iš to vienam galiu kablys tiesioginės transliacijos ir taip, bičias. Šiaip sužiūrėjus visi video, aš manau, juokingi ir visi kokie tik pasaulyje yra. Хуйгуну, блядь, ну мяск nuo 6 kilogramą, ar man skautų šaudė? Šitas irgi žiūrėdavo visada.
Šapra man juokingiausias būdavo tasai su plaukais iš ausų, neatsimenu ten pavadinimą jo, to personažą. Kažkur dengis Šapras, įdom kur. Pidžiai kas? Pidžiai purvinis. Purvinis, oi. Šitas irgi eidavo per visus draugus, viens kitam sintinėdavo. Pidžiai purvinis, vakar dar mačiau šitą video kažkur. Kažkas įjungė. Šiaip aš mokyklos laikais, kai dalyvaudavau tūsose, pas mus būdavo Margarita, Džordana Butkutė, Purvinis, Balius, pusbroliai ir sesutė Liutė. Aš dabar galvoju, čia toks vienas, ne pirmųjų, aišku, bet toks, jau labai senas, tikras audiovizualinis memas, kuomet yra panaudota kažkokia originali medžiaga ir tada jinai yra perdengta kažkokiu kitu garso takeliu, bet tas kitas garso takelis puikiai sąveikauja su originaliu vaizdo, su originalia vaizdo medžiaga. Mes galvodam, kad ten rimtai padarytų, nežinojau, anksčiau tų montavimo galimybių, kad gali žiūrėti melodiją ir balsą, bet paskui supratom, kad nes iš kur gausi juodaodį lietuviškai kalbant, dėl to parišom. Muzika atrodė viskas real, dėl juodaodžio buvo. Tušonkės, ikriukų, poros karbankių, atkrivalkės nepamirš, gerai? Čia ne tas bičas, iš kur kažkaip automobilius taisė. Buvo spirtelė, ten rubrikėlė. Ai, va, teisingai, kur ten, žodžiu, ten babina, šiaip kalbėjom, aš man atrodo, esu matęs daug kartų tą klipą, kur apie automobilio dalis liktai šneka ir ten toks visiškai barbarizmai tiesiog. Tai čia tas pats bičas iš tos pačios rubrikos. Supratau. Aš manau, čia tasai yra, kur daro be galvos tas video marozinis apie mašinas. Lietuviškai, bet čia, man atrodo, į savo veidą atskleidė. Plaukai, pasakys kaip ledai, kas jis yra. O Ryčka, šiauriai gera daina. Košmaras, pirmą kartą matau. Dainą atsimenu, aktoriaus ne. Ryčka tai, nežinau, nepatiko. Buvo remixas patiko, bet patinai klipą neatsimenu. Šviežių burokėlių, bulvių ir kopūstų sultys. Lietuvių degtinė jos suteikia šviežio šūdo skonį. Aš tiesiog pamenu, kai pirmą kartą šitą pamačiau, tai man buvo užėmęs myžakis vadinamasis, aš kokias, man atrodo, 2 valandas negalėjau atsigauti tiesiog. Sobieski degtinė, aš nežinau, kiek kartų žiūrėjau, kai pirmą kartą pamačiau, dar kartą žiūrėjau, kokius 5 kartus ir visus mane prajuokindavo, kai pirmą kartą pamačiau. Atrodė normali reklama. Štai nemėgstu degtinės. Tai kompas yra nuostabi. Stanamuoja. Šitą atsimenu dainą. Beveik visą mokėjo. Ką jin dabar veikia? Tiesiog įdomu, ką jinai dabar veikia? Šitą labai panaši ta Ieva Urbonienė, man atrodo, kad darbo partijai buvo Uspaskicho ten dešinę ranką. Gali būti. Smėlinu Maikėm darbo partijai ir gal patraukė po to. Ir žumų biškį. Reiks padaryti tyrimų. O, blėč. Pizda ir veidrodėlį ir Antanui pizda. Kurva, veidrodėlį gal ir ne pizda dar, bet Antanui tai jau kaput. Aš iš mažo miestelio, bet kažkaip atrodo tuose miesteliuose, aš nežinau, ką jie geria. Ta langų skystį, man atrodo, kad jos taip išjungia, aš nesuprantu, kiek čia reikia prisigerti. Prisipažinsiu, pirmą kartą matau šitą klipą pilnumoji ir su garsu, nes labai dažnai šitą klipą aš esu matęs kokius 5 kartus įvairiuose juokingų lietuviškų klipų kompiliacijose. Aš manau, sugriuvimai yra visi video be kalbų juokingiausi, nes jeigu žmogus nugriūna, yra labai juokingi. Net ir Brazauskas, kur nugriuvo. Tai... Prisivažinėjom. Geras buvo apėrs, reikės kitą mašiną pirkti. Ką padarysi?
Turime su pinigų, na. Ryt, kai išlys, taigi. Ten žmogus viduje, jis neišlenda. Oi, nieko jokingo. Kitais laikais tai nieks baudžiamas nebuvo. Ta prasme, kaime varai, išgėręs, pasiimi be teisų ir važinėjai. Aš nesuprantu, ten jisai dantis išsimušė, ar ten šiaip nėra dantų, ar ten tokie dideli tarpai, nesuprantu. Pas mus Biržuose kažkada buvo policija apsivertę, nes važiavo iškvietimų, kad kažkas vėliavos neiškėlė, tai posakė apsivertė, tiesiog tiek spaudė. Toks rimtas nusižengimas. Jos tai būtų filmuok. Davai, Romini. Eik tu nahu. Čia tipo nesurežisuota? Tas Sigučio filmuok iki šiol pas mus yra, bent jau mūsų draugų kompanijoje ir tarp pažįstamų irgi, kur jau kažkokį, atsiprašant, šūdą darys ir tipo, Sigučio filmuok. Šitą reiktų dėti top 3 lietuviško identiteto video. Tas pirmoje vietoje būtų, kur ledų šok, antroje šitus, o trečioje šitus. Vandens jau mėnesis negavusios, nes čiaupa užsmaukė juodai. Kaimynas gošas dėdė, bet jei mes būsim kaip po viens, kaip vyrai būs. Bet iš tikrųjų, tokiem klipam, kiek pasiaukojimo reikia, vis tiek jis eina į upę, filmuojasi, lendas rūbais, šakis. Per šitą, pavyzdžiui, aš nematęs, nežinau, ką šitą. Tas griuvimus man nekingiausias griuvimų istorija. Man atrodo, čia jau kiti yra, šitie originalūs Opis Rambinus, nes atrodo iš to naujesnio video, kad ten kiti žmonės. Gal pakitė, gal kaip aktoriai keičiasi būna. O Dieve, aš mokyklos laikais dariau klipą. Ir ten aš buvau su tautiniais rūbais, ten aš... Gėda prisiminti, labai gėda. Ir mano vyras, jeigu nori mane perzinti, tai paleidžia tą dainą su klipu vakarėlį. Būna labai gėda būna. Šiaip reikia išimti šitų vis, kam vis ten yra. Aš gražia, aš jauna. O gražia, jauna, tu matėt save prieš veidrodį. Teisybė. Vairis toks, kad aš tą klipą dar gal prieš savaitę YouTube kažkaip rekomendacijas išmetė ir kažkas taip pažiūrėjau. Klipuką trumpą ir tada nuėjau ieškoti ilgo ir visą paražiau seriją. Irgi klasikinį. Naudojau šitą klipą, man atrodo. Ai ne, jinai paskui jį prieangyje muša, tai aš tą klipą naudojau paskutinėme savo vaizdo įraše apie auksinius svogūnus. Mes davas išdročina ten, blėdž. Iškėsa ton visą ton vibokat. Buongiorno, napročinti, kitą ton šanon judinti. Da vienas tik pagalvau, dabar išvas nieko nebeik. Pėsti, sakau, sakau, sėkiai judinti, tada išvas, sakau, mums nebeik. Šitą irgi esu matęs. Šiaip kaimo, nes kaimo parduotuvės ir taisyklės, taip kamera turėti yra auksinis turinys. Šiaip turėčiau kažkokį kioskelį ar kažką, tai filmuočiau 247. Su tom liežuviukais, ten kaip jūs ten daro. Bučiuoti. Aš geriau šunį apsikabinęs bučiuoju, tik jau ne. Šitą irgi naudojau auksinių svogūnų vaizdo įraše. Ką čia pakomentuoti? Jau geriau gal tas bičias, kur savo žmoną invalidą vadina. Negu taip, nors lemą gal jie. Važiuok nahu iš čia. Bibi pačiu. Palauk, kur agitšos. Nuostabi interakcija, pirmą kartą matau. Pas mumis ne. Irgi būdavo atras, ar žiūri ar ne, bet ne Biržas. Tai jau kažką nufizina. Скорость, колбаса. Скорость, наставляет. Pirmą kartą mačiau šitą klipą, koks geras. Bet tikrai, kam eiti į Lombardą, tai aišku, kad tu kažką, Šitą irgi atsimenu. Visiems eidavo dar kitose klipuose ir pizdį siūlydavo ir paskui bėgdavo. Sakau, parduotuvių kontentas Lombardai pats geriausias. Gail nieks nekeliu. Antanas, ai! Antanas irgi geras.
Gerai, visiems gerai pažįstamas personažas ir visos jo dainos buvo memas pats iš savęs, bet kas čia per tiesiog studijos žmogus su džinsais ir megztiniu šoka? Kiti loseriai. Šiaip man Antano buvo žiauriai gaila. Labai gaila. Jis toks gerietis atrodė. Nežinau kaip... Aš nežinau, kaip ten su tais yra televiziniais projektais, kai būna va tokie va žmonės eina, bet aš tai manau, kad iš jų nori pasipelnyti. Sako, jie tokie gerai. Aš nesupratau Antano, kai buvo jisai Nedzinsko tą populiarumą. Ir jį į Seimą išrinkai buvo su Valinsku. Tai nes jis nejuokingas buvo ir nesupratau, ar jisai serga kažko ar ne, ar ten personažas. Nežinau, gal aš per daug mąstau. Gal ir juokingas buvo. Šviečiat? Kur ten aš? Šviečiam? Šviečiat. Pupytė kokia. Tada dar reikės, nebijau. Gražiai šviečiat. Kur mašina yra? Bet šiaip matos pasiturint su kailiniais einu. Ir čia su kailiniais laiką. Kažkaip tais laikais visi buvo neturtingi, bet turėjo kailinių. Gal algas kailiniais mokėdavo. Gerai, viskas. Bendrinimo bus. Nu va, viskas 10 minučių, va, kaip vis laiką, aišku, užtempiau iki kiek galima, bet... O kažkas vengia žiauriai? Nu, pamatys. Viskas.